This meeting is being recorded. Labas rytas. Taip, Birutė, manau, kad jūs girdžiu gan gerai. Jau tai nejudinti. Nes jei judins iš karto įsijungia maitinimą. Jau kaip pasidėti ir nesuprasties, o ką man daryti. Tokį turiu. Dabar nežinau, kas įjungsim. O kaip informacija? Typas. Kai jau galvo, kad mano alga tai kas ministerija? Galima. 400, tai man nereikia įsirėti. O dabar nežinau. Jie daug pajungiau kompiuterį. Sutvarkiau. Aš nežinojau. Baisu. Baisu. Labas rytas. Ir nuvežiau teismų trapo, tais sugadinau. Kadangi kur aš tau užpašpokti? Nu taip, nuvežiau tava. Aš tu mėnesį šį reikia gerai. Kitos savaitės, kad kitos savaitės, kad manęs net mokykloje nebaužė. Kodėl nebus? Kodėl nebus? Tik Europos norėjau. Gerai, viskas veikia. O kur merginos dar išėjom? Matematikos, tai žinai, matematikos mokytoja ne pirmam, ne antram aukšte. Ne, jinai jau lipo. Nu, va. Tai va dar mergaitės grįš. Kažkur nėjo trumpam pas matematikos mokytoja. Ir dabar mūsų ko nėra Jurgitos, ar ne? Jurgitos nebus, o toliau viskas mūsų visi kiti yra. Taip, pas mus skambučius dar viena minutė. Girdit mane gailinai? Taip, ko puikiausiai. Kaip gyvenat? Puikiai. Labai saulėtas rytas Kaune. Orai šyla, tai visai smagu. Kaip jūsų pusėje? Nu, puikiai, pas mus irgi tokie šilta. Tai yra feisbukas matyčiau, nes mane tai ar rapo.
Pas mus Aha. irgi saulėta, smagu. Pas mus šiandien informatikos tarpiniai patikrinimai 11-okams. Tai, Mm. tai gyva nuo pusės 2 ryto, nu, bet tikiuosi, Wow, nuo pusės 2. nu, truputėlį po visų tų kitų įvykusių neramu, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Ar ne? Wow. Tai jau kažkada reikia turėti kosmonauto poilsio. Prašau, tai negirdėjau, ką sakei. Dar vandens viena mergaitė ir dabar palaukti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tai tik irgi tos nėra. Viskas, tai tada žinokit, kad ten. Mūsų daug. Tai dar vandenuko. Ir jie, žinokit, iš tikrųjų aš net neturėjau, ta prasme, vakar susikoncentravus buvau į trečiokus gimnazistus, tai jiems net neturėjau progos pasakyti nei kas čia bus, nei ką. Tai žinokit, nu, laukiu staigmenos. Jei, viskas gerai. Viskas, tai tada atiduodu savo jaunimą į jūsų rankas. Tai prašom. Ok. Tai labas rytas visiems, kas už ekranų. Tikiuosi turėjot gan smagią naktį, pailsėjot, ne taip kaip jūsų mokytoja. Šiandien trumpai pakalbėsime apie tai, kas yra melagienos, kas yra melaginga informacija ir tai, kaip ta informacija sklinda per žiniasklaidos kanalus. Nežinau, kiek jūs pasitikit socialiniais tinklais, žiniasklaida, tačiau meluoti kažką, paskelbti, kas nėra tiesa, yra labai lengva. Tiek oficialioji žiniasklaidoje, tiek neoficialioji, tiek socialiniuose tinkluose ir taip toliau. Tai va, tai šiandien mes dirbsim tiksliau šiandienos veikla yra iš projekto FACT. Jei pasirinsim šiek tiek skaidrės, kad būtų aiškiau matyti. Matom viskas tvarkoj. Puiku. Tai va, tai projektas yra FACT. Projektu siekiama skatinti jaunimo žmonių kritinį mąstymą, atkreipti dėmesį į naujienas, į žinias, kurias mes gauname kasdien aplink save. Ir atvirai kalbant, ne visada susimąstome, kad jos yra teisingos arba ne. Ir aš pats jau kokie galbūt 4 metai praėjo nuo pirmo skemo, nuo pirmo tokio bandymo mane apgauti per socialinius tinklus, per žiniasklaidą, kuomet Sabonis ten investavo į kažkokį tai projektą, į kažkokį tai, nežinau, akcijas ir tenais praturtėjo per savaitę laiko. Ir galvoju, čia visai gera informacija, reikia tikrai pasidomėti giliau. Tai tuo metu aš tėvai dar buvau šiek tiek mąstantis kritiškai jau buvau ir per plauką iš tikrųjų manęs vos nepagautas, nes išliot tokią, dalinai solidžią sumą. Tai va, nes mes visi norim uždirbti, visi norim gauti tą gerą informaciją. Tai va, tai aš esu Linas iš asociacijos Socialinis efektas. Mes gan daug dirbame su Erasmus projektais, su mobilumu, išvykom į užsienį, tiek mokymais Lietuvoje. Ir jo, tiesiog šiandien noriu tiesiog pažadinti jūsų budrumą, skatinti jūsų budrumą, kritiškai vertinti informaciją. Projekte FACT yra finansuojamas Europos Sąjungos ir tame projekte yra įsitraukusios mažiausiai 9 šalys. Tikslinė grupė tai esate jūs kaip jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės, nes tai yra 2 pagrindinės grupės, kurios dažniausiai pakliūna į sukčių pinklės. Pirma, dėl mažo kritinio mąstymo įgūdžių lygio ir antra, dėl galbūt lengvesnio priėmimo informacijos ir patiklumo. Taip, trumpai apie tai, kas yra melagingos naujienos, mažas filmukas ir praneškite, jeigu negirdėsite garso. Gerai?
You've probably heard this term. Fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. But what exactly is fake news? And more importantly, why should you care about it? Let's start by looking at its history. Well, wait, that wasn't a shadow. It's something moving. What? It's standing on legs. Those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. While fake news is nothing new, the internet has made it easier than ever for fake news to spread and even happen in the first place. Here's why. Before the internet, most people got their news from the paper, radio, or television. Because there were fewer sources providing news, it was in the best interest of each to be as reputable as possible. But with the internet, news moved online. Suddenly, anyone could post information on places like Facebook and Twitter. With so much information coming at us from all angles, it's easy to get duped, especially when articles are made to look like verified news sources. People generally believe it to be true because it looks like news. This is happening more than ever. In fact, studies show that 75% of people who see fake news think it's real news. It can be really hard to tell when something is fake. Even our own eyes can be tricked. This is called a deep fake. Videos like this one use artificial intelligence to make it look like someone is saying or doing something they never actually did. Being duped by false information can have devastating effects on society and our democracy. That's why it's more important than ever for you to know what fake news is, be able to recognize it, and know how to stop it from spreading. So back to our original question, what is fake news? Fake news is when news, stories, or hoaxes are created to deliberately misinform or deceive. It also helps to know what fake news is not. News you don't like or simply don't agree with is not fake news. Stories that poke fun at real news, on parody sites, for example, are not fake news. Opinion pieces on news sites are not fake news, and honest mistakes are not fake news. Still, recognizing fake news is hard. That's why it's up to you to be critical of what you see and hear online. A good way to do this is by using the CRAP test. Find out if the article is current. Sometimes old articles are recirculated online. Ask if the site where the article is posted is reputable. Open a second tab on your computer and look into the site that hosts the article. Find out who the author is. Is it a person with verifiable credentials? Find out the purpose or point of view of the article. Is it trying to sell you something or convince you of their position? Finally, you can always use plain old common sense. If you see something online that makes you scratch your head, then it's time to start doing some sleuthing. These sites can help. It can be easy to be tricked online, but if you're smart and ask questions, you can stop fake news in its tracks. Whatever you do, don't make, share, send, or like fake news. And watch out for clickbait. Tai vienas iš svarbiausių faktorių, kuomet išgirstame naujienas, tai yra jų nesidalinti, nekomentuoti ir nereaguoti, nes būtent taip yra surėdyti, parengti visi socialinių tinklų ir žiniasklaidos priemonių kodai, programas, kad tai, į ką mes reaguojam, yra perduodama mūsų socialiniam tinklui. Tai būtų mūsų šeimai, draugams, klasiokams ir taip toliau. Ir jo, šiaip vienas iš bene populiariausių faktorių pažinti melagingas naujienas, tai yra, kad jos bando kažką įpiršti, kažką parduoti, arba ten yra dalinamasi faktais, kurie rodo tokie gan kontroversiški ir kartais abejotini. Tai vis laiką yra, pirmiausia, ką galima padaryti, tai yra naudoti tą CRAP testą ir patikrinti šaltinius ir tikslą, kodėl tas straipsnis, tas postas, tas įrašas ar filmukas yra dalinamasi internete. Kas čia dar galėtų būti jums naudinga? Grįžtam prie skaidrių. Taip. Reikia prisiminti, kad melagingos naujienos ne visada yra melagingos, kad tai būna klaidinga
informacija ir kartais propaganda yra padengiama arba melagienos yra padengiamos ta klaidingos informacijos skraistė, kuomet pasidalima informacija, tarkim, apie rinkimų kandidatą jūsų mieste, Lietuvos lygių ar tai Europos Sąjungos. Ir ta melagena yra išaiškinama, kad jinai yra melas. Ir tada žurnalistai persidengia po to pasiteisinimu, kad gerai, čia buvo klaida, mes suklydom, nežinom tikrųjų faktų ir taip toliau. Nors iš tikrųjų ta informacija galėjo būti ir nupirkta arba užsakyta. Taip pat, tai galbūt tiek pradžiai. Kokia jūsų kol kas nuomonė apie melagienas, patirtis, jaunimas? Nu, ar susidūrė, ar skambino kas nors, ką nors žiūrė, ką nors Oi, gal bandė? dar net kažkuria čia dieną skambino dėl Esu susidūrė. Aš labai blogai girdžiu, nežinau, kaip Linai jums girdis. Gerai prisigarsnęs nes esu, tai gan šiek tiek pagaunu garsą. Girdėjau, kad kažkam buvo skambutis pastaruoju metu, tai irgi galiu pasidalinti, aš berods vakar gavau žinutę iš atsitiktinio numerio, kad Lietuvos paštas rašo man, kad mano siuntinys užblokuotas ir aš turėčiau paspausti nuorodą, kuri irgi tokia iš oro, tą siuntinį patikslinti. Tai va, tai iš karto netgi nusifotografavau tokiems atvejams, kai reikia pranešti. Va. Tai mokiniams galbūt kažką matėte, pažinote praeityje, kas atrodė, kad wow, kažkas naujo, bet po to paaiškėjo, kad ta informacija arba tas įrašas buvo melas, netikras. Labai dažnai matau, kai internete būna dirbtinio intelekto tie video padaryti ten kokių prezidento, kokio Trumpo ar ten kokios žymybės, koks pranešimas, kai ten dirbtinis intelektas padarė. Aha, jo, labai gerai. Dar kažkam minčių šauna? Prisimenu, žinau, kad skubus toksai užklausimas, bet visai būtų įdomu išgirsti, nes aš irgi labai mėgstu mokytis iš dalyvių. Tai visų bendram supratimui. Tai gal tada galim dar įtvirtinti geras žinias, ar ne? Mhm. Labą dieną. Esu Lina ir pabandysiu truputėlį išplėtoti šią temą. Kartu yra prisijungusi ir Angelė, kuri, jeigu dėl terminų truputėlį patikslins ar pakonsultuos, šiandien dėja daugiau negalės įsitraukti. Ir taip, tada aš pasidalinu savo skaidrėm. Šiandien norim, kad tas užsiėmimas, kaip ir Linas sakė, jums padėtų įtvirtinti jūsų nuostatas, kad nereikia tikėti viskuo, ką matote ir ką reikia daryti. Greitai bandau pasidalinti. Kai keli kompiuteriai, tai sudėtingiau. Tarp kitko įdomus faktas iš įtaigos mokslininkų. Jie nustatė, kad žmogaus nuomonę pilnai pakeisti apie kažką galima per savaitę laiko su visa žiniasklaida. Tai jeigu kažkas tiki, kad Žemė yra apvali, per savaitę laiko gali įtikinti jūs, kad Žemė yra plokščia, trikampė arba kvadratinė. Fun fact.
Bet, Lina, jeigu pasakysi tas asmuo, kuriuo jūs tikite, autoritetas, tai tada jūs ir greitai patikėsit. Tai va, tai maksimalus laikas savaitę laiko, bet realiai užtenka ir trumpiau kartais. Taip, pribloškia mane tokie skaičiai, tokie faktai. Tai aš noriu dar grįžti tiesiog prie melo. Kiek mūsų visų gyvenime yra melo ir kiek buvo melo? Pagalvokit, jeigu galit ir irgi iš karto replikuokit, nes melo nuo senų laikų nagrinėja filosofija, ypatingai šiuo metu psichologija. Ar teko girdėti apie didvyrišką melą, apie nekaltą melą? Nekaltą melą. Gal tas nekaltas melas labiau, kai būna, ten tėvai meluoja vaikams. Tai nebūna. Apie dantukų fėją. Dėlybų bobutė. Taip, tai to nekalto melo turim. O sakykit, kiek jūsų tarpusavį bendravime būna to nekalto melo ir kokį turim terminą, kas tai yra vadinama? Daug. O koks tas nekaltas jūsų melas, klausia ponė Lina? Ką dažniausiai draugam, taip sakant, pagažina? Ir nesigaus, pavyzdžiui, šį savaitgalį susitikti. O, labai geras. Tai va, tai mes gyvenime ir turim tokias situacijas, kur arba galim tiesiai šviesiai sakyti, ne, bet tada nekalbės, nedraugaus, supyks ar ne, kerštaus ir taip toliau. Arba išsisukti, kaip jūs dabar pasakėt, ar ne, kad galvojat priežastį, dėl ko šį savaitę galit neišsisukti, bet kada jau yra galvojama ir tikslingai ilgą laiką skleidžiama informacija, tai turim tokį terminą kaip ir apkalbos ir patyčios ir iš nekalto bendravimo, kuris prasideda mokykloje, darželyje, gal dar vaikai pagal savo raidą dar ne tiek, bet mokykloje, kuo labiau augant, viskas persikelia į tarpusavio bendravimą ir tada turime tokį reiškinį, dėl kurio šiandien ir susitikom. Ar, sakykit, girdėti tokie terminai - propaganda, manipuliacija? Apie melagieną Linas jau pasakojo. Girdėta? Gal galit kas iš karto pabandyti ir įvardinti, pavyzdžiui, kas tai yra propaganda? Jau sako, tauta kreipėsi į tave. Manipulacija, tai... Propaganda. Nelabai daug ką pasakyti. Gerai, nelabai susičiūrės. Nebent kažkas nori. Aš žinau, kas yra propaganda, bet aš tiesiog nežinau, kaip ją normaliai paaiškinti. Jūs keliais žodžiais įvardinkit pagal tai, ką jūs priskiriat. Čia tikrai nereikia puikaus apibrėžimo. Kaip tau atrodo, man pirmiausia? Man atrodo, kad propaganda tai, kad tau internete, nežinau, nesvarbu, kur bando gal tą netikrą ir meladingą informaciją. Taip, jūs įvardinate, kur sklinda, kad tai yra netikra, kad tai yra informacija, o jeigu laiko mastais pabandytumėm įvertinti, tai būna trumpalaikis ar tai būna ilgalaikis? Ilgalaikis. Ai, ne. Trumpalaikis. O gal gali būti toks? Toks ir toks. Mokite propagandą Seimą. Taip. Atsiprašau. Tai apie propagandą dar iš žodyno, kas tai yra. Tai yra informacijos ar idėjų skleidimas, ką jūs įvardinot, siekiant paveikti ar paskatinti tam tikrą požiūrį. Tai yra, ką mes manome, elgseną, ką mes darome ar veiksmus, naudojantis sąmoningą faktų manipuliaciją. Ir tai dar grįžkim prie manipuliacijos. Dabar jau rodau
gal galite dar ir savai žodžiais, čia kol labai daug neskaitot, ir pasakyti, kas yra manipulacija. Dominykas gal nelabai nori kalbėti, ar nori Dominykas su... Tai manipuliacija, manau, klaidingų dalykų darimas, norint pakeisti kito žmogaus elgesį ir ten, kad ir nuostatas ten. Nenorim, kad žmogus darytų, žodžiu. Viskas yra puiku, tai mes čia to ir susirinkom, kad sustotumėm akimirką ir pagalvotumėm, nes tų terminų yra labai daug. Tai manipuliacija ir yra veiksmas, kada vienas asmuo gali įtraukti ir kelis asmenius, siekia priversti kitą asmenį arba asmenų grupę savo norų padaryti tai, ko nori pirmasis, ir ko manipuliuojamasis, žinodamas visas aplinkybės, pats savo norų nedarytų. Kaip ir minėjote apie dantukų fėją, sakykit, ar čia tėvai manipuliavo, kad, ar dar kito, jeigu ten, bandau dabar greitai sugalvoti, kokios tos manipuliacijos būna. Tai gal nekokios melas. Manipuliacija, kai, tarkim, kažkokiam žmogui labai kažko reikia ir kitas turi, jis nenori duoti į manipuliuoti. Čia dažniausiai būna tarp brolių ir sesių. Tikrai labai dažnai būna. Taip. Ir kaip toliau yra parašyta, manipuliacijos priemonės vadinamos gudrybėmis. Tai yra, kada mes norime pakeisti kito elgseną, aš dabar kaip mama galvoju, nes irgi pati pagalvoju. Tai irgi aš turiu perduoti informaciją, perduoti žinutę ir kartais tos dantukų fėjos, tai yra gražios istorijos, kurios padeda vaikams, tai yra dalis kaip ir pasakų, tipo iš ko mes mokomės, bet kada vienas žmogus siekia, kad kitas žmogus elgiasi taip, kaip nepridera, kaip nepriimtina, tai tada mes turim manipuliaciją, nes čia irgi yra tokia pakankamai siaura riba, ar ne, tarp tų normalių dalykų ir tarp tų tokių tikrųjų manipuliacijų. Ir manipuliacijos yra paremtos jausmais, jautrių vietų užgavimu, sudėtingų terminų vartojimu, siekiant, kad žmogus nejaukiai pasijustų, nuoroda į aukštesnio rango valdininkus ar įžymybės, tai yra ar nepasitelkiama galios, priešininko teiginių sumenkinimas, užuominos, visos teisybės nesakymas, faktų ar duomenų iškraipimas ir taip toliau. Tai yra gerai apgalvoti veiksmai ir aiškus tikslas. Tai yra manipuliacija. Tos manipuliacijos mes turim daug. Ar dabar truputėlį aiškiau? Tai jau seniai buvo aišku, kad jie mane manipuliuoja. Taip. Mokytoja, šiandien nedarom, šiandien toks gražus oras. Bet taigi oras tai gražus, pas jūs saulė šviečia, pas mane Šiauliuose dar saulės nėra. Šviečia pas mus nuo pačio ryto. Taip, tai irgi, ar ne? Tai irgi mes žiūrim, kada bendravimas, kada atsiranda jau galbūt ar ne pokštai, išdaigos, manipuliacijos, apkalbos ir tada turim propagandą. Dabar propaganda labai dažnai yra naudojama politikoje, gal yra net tekę girdėti terminą politinė propaganda, religinė gali būti propaganda ar net komercinė propaganda, tai yra kaip ir reklama. Tai kaip ir Linas sakė, pateikiant informaciją ir tam tikrų tikslų per savaitę gali pasikeisti mūsų elgsena. Tai mes tų dalykų turim daug ir įvairių. Ir dar pririnkau įvairių terminų. Čia tik tai šiaip, kad pasižiūrėti. Apgavystė, apkalbos, sukčiavimas, faktų iškreipimas, kaltinimas, ginčas. Tai dabar gal čia, Angelė, jūs dar galit kažką papildyti iš savo pusės, nes Angelė yra puikiai lietuvių kalbos specialistė, tai pradžioj ir norim apžvelgti šituos terminus.
Aš norėčiau su visais pasisveikinti ir atsiprašyti, šiandien esu prikimusi kiek, bet tai man netrukdys įsitraukti į jūsų temą. Sveikinu visus, šiandien yra Tarptautinė poezijos diena. Lietuvoje prasideda poezijos pavasario šventės, tai visus kviečiu kurti poeziją, skaityti poeziją, dainuoti poeziją. Ir tai bus tikra kryptis, kada jūs kažkas apgaus, kažkas manipuliuos jumis, kažkas iš jūsų tyčiosis ar šaipysis, o jūs tuo metu atsisėsit kur nors priesaulyje ant kokios kalvelės ar kėdelės ir kažką gražaus sukursit, ar tiesiog užsidėsit ausinuką ir pasiklausysit puikios melodijos ir išvalysit iš šiukšlių savo blogų emocijų, savo asmeninę erdvę. Šita tema, kurią šiandien palietė, ypatingai plati. Kaip matote, dabar šitoje skaidrėje terminije rodo, jog pajudinus vieną randasi kitas, trečias, ketvirtas ir vienas per kitą persidengia. Ir nuo atrodo nekalto melo galima nueiti į labai gilius ir labai netgi sunkius dalykus, už kuriuos gresia baudžiamoji atsakomybė. Vyksta karas Ukrainoje ir ne tik. Ir Rusija jau seniai deda visas pastangas ir kiekvieną dieną, galbūt sakyčiau netgi ištisą parą, per visas masinio informavimo priemonės naudojasi propaganda, o tai yra visiškas faktų apvertimas aukštyn kojom. Ir aš nesigilinsiu, kaip tai yra, bet jūs apie tai tikriausiai pasikalbat ir su tėveliais, ir su mokytojais, ir matote, kiek purvo yra pilama ant nekaltos valstybės ir jie leidžia savo tokiu būdu įtikina save pačius, kad jie yra teisūs ir jie turi teisę žudyti, grobti, naikinti, plėšti ir kitaip griauti taikių žmonių gyvenimą. Angela, aš va čia, jeigu galima įsiterpti ir noriu paklausti mūsų jaunimo, kaip galvojate, ar tai yra naujas reiškinys, kas dabar vyksta, ar tai yra ne pirmas kartas ir žmonijos istorijoje yra daug buvę tokių atvejų? Man tai tikrai ne pirmas kartas. Na, pabandykit pagalvoti per istorijos prizmę. Pirmas pasaulinis karas, antras pasaulinis karas, prezidento rinkimai, ten Amerikoje buvo įvairūs atvejai. Tai garsiai sakykit, kada prisimenat. Čia Dievo toks atvejis. Kokiu dar prisimenat? Sako jaunimas, kad pasauliniai karai. Taip, tai pasauliniai karai būtent ir juose ir buvo pradėta naudoti propaganda. Ir dar anksčiau, jeigu žiūrint, tai buvo įvairių manipulacijų ir kas yra dėja susijęs su religija irgi įvairios istorijos, gandai ir taip toliau. Tai taip, tai nėra nauja, tik tais tiek, kas dabar yra svarbu ir kodėl mes susirinkom ir kalbam šitą temą, kad mes naudojamės informaciniam technologijom, nuolat esam apsupti ir dalyvaujam socialiniuose tinkluose, stebim įvairius kitus šaltinius ir koks yra bruožas, kad šiuo metu ta informacija gali labai labai greitai pasklisti ir žala tada bus milžiniška. Tai Angela, tokį tik tai intarpą norėjau trumpą. Taip, gerai. Aš grįžtu prie žodžio melagiena.
kuris yra, na, sakykime, raktinis mūsų šios dienos temos žodis, kad tai iš tikrųjų yra naujiena, kuria siekiama suklaidinti, sugriauti fizinio ar juridinio asmens reputaciją. O tai reiškia asmeninę gerovę, gerą vardą visuomenėje ir taip toliau. Siekiant netgi pasinaudoti šitą situaciją, nes jūs turbūt esate girdėję, kad yra netgi nemažos sumos užmokamos kai kuriems asmenims, kurie galėtų pakenkti ne tik politiko kokio reputacijai, bet ir fizinio asmens, kuris galbūt yra nepatogus, kuris galbūt yra konkurentas ir tokiu būdu taip nesąžiningai, nešvariai žaidžiama ir žmogui galima pakenkti privedant jį iki savižudybės. Tai yra labai rimti dalykai, kurie prasideda vėlgi nuo manipuliacijų, nekalto melo kylančio buityje. Jūs minėjote dantukų fėją, tai čia nepriskirčiau nei prie manipuliacijų, nei prie apgavysčių. Čia yra vaikų pasaulis, kaip ir Kalėdų senelis, kaip ir Kiškė Velykė. Tai yra pasakos, kurios, labai gražios pasakos, kurios vaikui leidžia ilgiau džiaugtis vaikystę, kurios leidžia situacijos, kurios leidžia mums patirti šventės džiugesį, laukimą arba dantuko skausmo nejutimą, tarsi apžaidžiant šitą skausmą ir baimę. Bet šeimoje manipuliacijos, aišku, tėvai yra vyresni už jūs, jie nori iš jūsų, kad susitvarkytumėt kambarį, pasiklotumėt savo lovą, kad gerai mokytumėtės, kad pasitarnautumėt ir būtumėt savarankiški. Tai be manipuliacijų gerąja prasme to padaryti neįmanoma. Nes būtų balaganas, visiška betvarkė, jeigu tėveliai jums leistų nieko netvarkyti ir sakytų, ai, čia viskas gerai, aš kaip nors pati sutvarkysiu, ar tėtis pats išves šunį pasivaikščioti ar dar kažką padarys. Tai be abejo, tos manipuliacijos yra tokios švelnios, šviesios ir jos būtinos. Bet mokykloje, pavyzdžiui, jūs tikrai mėgstate visi manipuliuoti vieni kitais, ypač mokytojų gerumu, bandydami išsisukti, visaip kaip išsaugoti savo uodegėlę ir sakyti, kad, man čia nepasisekė, čia ne aš kaltas, čia kiti kalti, čia man ten koks suolo draugas nedavė nusirašyti, tai todėl aš susimoviau ir panašiai. Bet iš tikrųjų mes galime atpažinti tas manipuliacijas nukreiptas prieš mus pačius ir jeigu matome, kad jau jos peržengia kažkokias ribas, ypatingai mokykloje, kad jumis jau pradeda naudotis, jeigu jūs labai gerai mokotės, pavyzdžiui, kažkoks dalykas jums labai sekasi, o jūsų klasės draugai piktybiškai jau ima jumis naudotis, pavyzdžiui, jūs išsprendžiat uždavinius geriausiai, o kiti nedaro namų darbų, duok nusirašyti. Sako, duok nusirašyti. O kodėl aš turėčiau duoti jums nusirašyti? Vadinasi, aš meškos paslaugą jums padarysiu, jūs niekada patys neišmoksit spręsti tų uždavinių. Tie dalykai taip susidėlioja, kad jeigu mes įprantame tinginiauti, naudotis kitais ir dar beje už dyką, tai manipuliuoti kitais mes galime ir likti nepastebėti, nenubausti. Mes galime užaugti į didelius manipuliatorius ir
kaip matote, didieji diktatoriai juk irgi buvo kažkada vaikai, jie irgi augo šeimose, jie irgi mokėsi mokyklose. Ir kažkas tokio įvyko, kad nepastebėjo aplinkiniai arba toleravo jų tas manipulacijas, melavimus, išsisukinėjimus, gudravimus. Ir va matote, ir užaugo tokie dideli baobabai, tokie monstrai, tokie slibinai, kurių nebeįmanoma suvaldyti. Tai vat Mažajame prince Egziuperi gerai rašė, kad reikia laiku pastebėti tuos baobabų daigus ir juos išrauti, kad neužaugtų paskui didžiuliai monstrai, kurių neįmanoma nei nukirsti, nei nupjauti, nei kažkaip kitaip išnaikinti. Tai va tiek. Tikrai taip. Ir Angele, kai jūs kalbėjot tai apie tėvų ir vaikų santykius, tai man dar terminas įtaiga atrodo tinkamas, nes tiesiog mes turime įtikinti, ar ne? Ir praleidžiu, čia buvo klausimas, ar kada matėte naujieną istoriją internete ir Linos pasakojo, tikrai mes tų tokių turime daug įvairių žinučių ir dabar ten įrašymą irgi praleisim, jeigu ką ir vėliau. Noriu, kad jūs dabar žvilgtartumėt į ekraną ir tada mes bendrai aptarsim, nes ir žiūriu ir laikas labai greitai tiksi. Prieš gal kokias 5 savaitės Facebook'e, socialiniam tinkle, kuriame aš esu, tokią žinutę. Iš pažiūros dabar, tik pasižiūrėjus, sakykit, ar panašu, kad čia yra naujiena, sensacinga naujiena? Nelabai, nes čia kitas prasideda labai gal, kas kelbė arba platina. Taip, aš girdžiu dvejonę, kad neaiškus šaltinis, ar ne kas platina, iš karto vertinat, taip? To, nes nelabai skelbimus platinančios tos tikros svetainės naudoja nemokami skelbimai. Būtent. Jie turi tą tokį savo užtikrintą, užpatentuotą pavadinimą, o ne nemokami skelbimai. Taip, tai yra. Man tas labai užkrenta ant akių. Taip. Dabar, ką dar matom? Matom žinomą veidą. Pažįstamas žmogus? Taip. Dabar dar iš kitų, jeigu galima papildykit porą žodžių, koks pirmas įspūdis, kai tokią naujieną pamatot? Aš pastebėjau, kad tai rašo pačiausio Stepukonio kažkoks. Taip. Žymus žmogus. Stepukonis tai čia tas asmuo, kur dabar jisai yra vertinamas dėl tų milijonų iššvaistymo dėl stadionų. Tai čia buvo tik kada prieš 5 savaitės ta paskleista informacija, kad iššvaistė ten 20 ar kiek milijonų. Tai ar ne? Vėl, jūs gal neužfiksavot tos pavardės? O dabar kokią emociją sukelia, kai skaito tą antraštę? Man net dvejonė tokia, nes iš tikrųjų gal ir atrodo realistiškai, bet nežinau, kad kažkokius skelbimus keltų tokį. Taip, jūs iš karto kritiškai vertinate, ne? Šaltinį. O dabar pabandykit pagalvoti, kaip jūsų tėvai ar jūsų tetos ar močiutės, kaip vyresni žmonės sureaguotų? Patikėti. Aš manau patikėti dėl to, nes dėl to, kad vis tiek, dauguma vyresnių labai ten žino tų dabartinių kampėžių, kur laidų vedėjų ir taip toliau. Tai nežinau vardų pavardžių ir taip toliau. Tai aš manau, kad tie vyresni ten tėvai, seneliai ir taip toliau tikrai patikėtų. Taip, nes jeigu skaitom, iš karto yra emocija, ar ne? Rastas kūnas, artimieji, sukrėsti, mylimas sūnus, ar ne? Tai yra tie raktiniai žodžiai,
kurie, sukelia mums emocijas, ar ne? Mylimas sūnus, tai ir toliau, ar ne, kas vyksta mūsų galvoje. Tai mes, tiesiog daug įvairių dalykų vyksta ir tada koks veiksmas būna? Smalsumas paspausti, pasižiūrėti ar ne, pasidomėti. Ir po to, kas seka, tai yra mes norime dalintis su kitais, ar ne? Tai kitas net neskaitė antraštės, nes socialiniuose tinkluose mes 2-3 sekundės, taip kada judame, sekame informaciją ir tiek užtenka. Tai yra, vieni mato vizualiai, ar ne, matys žinomą veidą, ar ne, matys, kad vėl sensacija kažkur ten neša, tai reiškia, ar ne, spustelėjus gali patekti, kiti skaito, ar ne, ir skaitimas vėl tie raktiniai žodžiai sukelia tam tikras emocijas. Ir spustelėjus mes arba galim dalintis, net neskaitę, arba jeigu spustelim, kur galim patekti. Čia antra naujiena yra, tai tiesiog taupant laiką. Ar ne? Kas dar čia naujo yra? Ką dar prideda melagienų kūrėjai? Spustelėkite, jei norite skaityti. Dabar neišgirdau. Neparašo apie ką straipsnis, parašo, kad paleidžiamas į laisvę, bet straipsnis pavadintas spustelėkite, jei norite skaityti. Kad sulauk peržiūrų tiesiog. Taip. Ir čia yra Konstitucinio teismo teisėjo apranga ir koks simbolis naudojamas? Lietuvos. Vytis. Ar ne? Ir dar turim Delfi, ar ne? Tai jau Delfi LT, jeigu prieš tai buvo ten Delfi LT top, tai vėl, ar ne? Kur sudendama. Tai yra naudojami arba žinomi veidai, arba tam tikra atributika, va tos pateikiant visas naujienas. Ir vėl tikriausiai atkreipia dėmesį, kad dalinasi ne lietuvis, ar ne? Tai dabar dar trumpas klausimas, spustelėjus tokią naujieną, kur aš galiu patekti? Kas nutiks, jeigu aš spustelsiu? Galima prisiųsti virusų. Taip. Galima... Kaip čia? Kad tai dažnai dar matyti visai kitą straipsnį į šitą. Taip. O kaip ir Linas minėjo, ar čia gali būti pasislėpę sukčiai, kurie tokią žinutę pateikdami, jie nori, kad jūs pateiktumėt tam tikrus asmens duomenis? Jo, kaip tik norėjau. Tai kokius duomenis jūs galit pateikti? Pavyzdžiui, jums kada pradeda prašyti ir kada jūs jau sustosit ir sakysit, kad per daug? Ties numeriu. Taip. Vardą, pavardę kitas iki galime rašyti mokyklą ar ne, kontaktinius duomenis, bet jeigu jau pradeda prašyti duomenų, kurių yra per daug, tai tada mes nieko nebedarome. Tai ką mes turim daryti ir mūsų siunčiama žinutė ir mūsų yra labai didelis prašymas, kalbėkit su tėvais, kalbėkit su kitais jautriais socialiniuose tinkluose ar ne paveikiamais žmonėmis, tai yra seneliais ir tetomis. Tai yra melagienos, jos yra suktos, jos gali įtikinti net ir pačius atidžiausius, ir kaip pačioj pradžiai jūs prisistatėt ir pasakojot, tikrai tų tokių melagienų daug yra ir visų žinučių ir truputėlį, tai apsigauti nėra nieko tokio ir tikrai mes gyvenam ir tokia yra visuomenė, ypatingai su dirbtiniu intelektu. Mes dabar ir kalbam apie fake news, gal kada kalbėsim ir apie deep fake, tai yra kada imituojamas žmogaus veidas, balsas ir dirbtinis intelektas, tos technologijos, jos iš vis labai smarkiai pakeičia ir mes net nebegalim atpažinti. Tai yra, mes turime atkreipti dėmesį, kur publikuojama, ar girdėjot, kas publikuoja ar ne, antraštę pasižiūrėti, autorių, patikrinti, ar tikrai egzistuoja, įeiti į Google ir tą naujieną patikrinti, tikrinti informaciją ir
nepatingėkim, jeigu matom, kad Labai atsiprašau, pas mus pamoka jau baigėsi. viskas, tai paskutinis sakinys. Kada sklinda naujienos, tai tiesiog pranešti Facebook'e ir kitur reportinti, kad tai yra fake naujiena. Tai viskas. Viso visiems gražios dienos. Ačiū vaikai, iki kito ketvirtadienio. Tai ačiū Jums labai, kad prisijungėte, ačiū už Jūsų laiką, mano pogrupių. Tai labai greitas laikas buvo. Jo, iš tikrųjų, žiauriai greitai pralėkė čia, atrodo, kad 10 minučių, bet iš tikrųjų su grupe tai labai greitai. Bet dar mes turim kažko jau, kad išmokyti. Labai smagu buvo susipažinti su ponia Angelė, labai malonu Angelė, gerai galvoju gal. Tai labai malonu, gaila, kad jis dabar būtų arba galiu kalbėti, arba galite matyti. Tai tikrai labai smagu ir tada sakau ačiū dar kartelį ir iki kitų malonių susitikimų. Taip. Geros melagių dienos visiems linkiu. Ačiū labai. Aušra, labai lauksim pastabų, nes mes dar truputėlį, nežinau, gal truputėlį kažkur patrumpinsim, pakoreguosim, nes ir kahutas buvo numatytas ir visa kita, tai pasižiūrėsim. Ir testas. Jeigu jau tada klasiai, tai neturi tokios klasės, kad būtų ir vaizdas ir garsas ir kad visi matytųsi. Nes jeigu prie kompiuterių, tai tada jie neturi, nes nustatinavus kompiuteriai mes neturim mikrofonų. O jeigu kad visi matytųsi, tai va toks yra kabinetas, bet tada mes turim kompiuterį. Nesam tokie labai turtingi, kad būtų. Bet visi turi telefonus, ne? Telefonus jo, jie turėjo, bet matot tos 45 minutės iš tikrųjų, tai va taip. Aš buvau paruošusi ir Padlet lentą, galvojau, jeigu vaikai nekalbės, tai tada prašyt, kad jie rašytų, bet Linas daugiau apie melagienas papasako ir jie kalbėjo, tai mes tą dalį praleidom. Tai sakau, noriu kitas iki. Ir dar gal, pasižiūrėsim, gal pratesim, dar yra ir toks testukas, man asmeniškai nelabai patiko, nes ten, tos man visos atrodė žinutės klaidinančios. Tai va. Tai ačiū labai, Aušra, kad sutikai. Ką daryti, reikia gelbėti draugus. Manau, kad ir tau informatikos pamoka tokia buvo ramesnė, ar ne, po bemiegės nakties. Man rami bus, kai žinosi rezultatus. Dar turiu palaukti iki, nes 90 minučių, tai dar viena pamoka, kaip panados ir tada jau. Tai mes galim tęsti, jeigu Aušra. Gerai, tada mėlyjei, bėga iš kitą kabinetą. Ačiū dar kartelį ir iki malonių susitikimų.